Sveiki, gerbėmieji, antras video šiandien mini kurso plotmėje ir šiandien kalbėsime apie rekrutingą, šiandien kalbėsime apie socialinius tinklus, kas veikia šiandien. Prieš pradėdamas noriu padėkoti visiems už aktyvų dalyvavimą, labai matau didžiulį susidomėjimą šią temą. Ši medžiaga yra iš tikrųjų unikali, jinai ir turi, net aš galvojau, pridaryti iš jos komercinį produktą, tačiau vat, yra noras palikti kažką tai po savęs, palikti kažką tai lygiai grečiai žmonėm, kurie yra iš kitų kompanijų, iš kitų projektų, gal kad jie, gautų kažkokį tai, kažkokią tai mintį, kažkokį tai postumį galbūt, arba kažką tai naujo išgirstų savo ir pritaikytų savo versle. Tai darau visiškai nuoširdžiai ir ta medžiaga, kurią jūs dabar čia žiūrite, žiūrėjote apie tai, apie top mąstymą, apie top lyderių mąstymą. Jeigu nematėte to video, labai rekomenduoju pasižiūrėti. Jeigu jūs gavote šį video iš kažkur kitur, tai tiesiog po juo yra nuoroda į mini kursą, nueikite Telegram kanalą, ten yra viso 3 video serija, kuri padaryta ypatingai kruopščiai atrenkant informaciją. Tai yra paskutinių mano 10 metų patirtis ir kviečiu tai tuo naudotis, tai taikyti savo versle, nes mūsų verslas, kaip ir bet kuri kita veikla, žinot, neužtenka būti tik tai darytoju, tuo, kuris daro, be jokio teorinio pagrindo, bando galvą pramušti, reiškia, gelžbetoninę sieną. Ir yra kiti, kurie tik mokinasi, bet nieko netaiko praktikoje. Mūsų verslas tai yra kvėpavimas, tai yra įkvėpėm, reiškia, išgirdom informaciją, iškvėpėm ją pritaikėm, įkvėpėm, išgirdom informaciją, iškvėpėm ją pritaikėm, testavom, įkvėpėm, išgirdom, iškvėpėm, pritaikėm. Tik tai tada jūsų verslas kvėpuoja. Jeigu tik tai bando tik daryti tik įkvėpimus arba tik iškvėpimus, tai neveikia. Ir tą turiu jūs kviečiu turėti omenyje, nes dažnai su tuo susiduriu. Tai yra žmonės, kurie tik mokinasi ir nesibaigia niekada. Ir yra tie, kurie tik bando daryti, žinot, ir jie neturi kažkokių teorinių žinių ir bando gelžbetoninę sieną pramušti savo galvą. Prieš pradedant apie rekrutingą, apie žmonių kvietimą, tinklinės rinkodaros žmonės labai dažnai klausia, kiek aš ilgai tai turėsiu daryti. Jūs daryti, kad turėsite tiek, kiek norėsite. Tai yra visos problemų sprendimai vyksta, jeigu yra kažkokie klausimai tinklinės rinkodaros, jinai nevyksta, komanda nesivysto, komanda vyksta kažkokie tai transformacijos, kartais ne visai malonios, arba atvirkščiai. Ir visi iš principo 99,99% klausimų tinkliniai rinkodaroje sprendžiasi per lyderio pirmos linijos statymą, kaip ir per jos komandos narių. Tai turėkite tai omenyje, jeigu norite kažką ištiesinti, pakeisti savo tinklinės rinkodaros struktūrą ir taip toliau. Prasideda tai yra nuo jūsų, nuo to žmogus, kuris žiūri į veidrodį, rekrutingo, tai yra pirmos linijos statymo. O ir čia yra tas povandeninis akmuo, ant kurio labai dažnai pasimauna tinklinės rinkodaros žmonės, žinot, jie turi keletą lyderių, na ir ant jų pradeda jot tada. Kas tada įvyksta, tie žmonės, aišku, jaučia tai, pradeda, įvairūs pokyčiai komandos daryti, žmogus nesupranta, kas vyksta, o visa tai gali būti ištiesoma ir padaroma ir ištaisoma, tai yra, kai tu pats rodai savo pavyzdį. Yra tokia taisyklė tinkliniai rinkodaroje, komanda visada daro 50% tiek, kiek daro jų lyderis. O sustoti visada galėsite, kai jums komisinių jau užteks, kai jūs pasieksite tą lygį, kuris jūsų galva atrodytų viskas jau viskas pasiekta, viskas padaryta, viskas užkariauta, tada galite ir sustoti. O tad rekrutingas tai yra tinklinės rinkodaros žmonių duona kasdieninė ir tai reikia daryti pastoviai. Ir apie šiandien, apie tai mes pakalbėsime, kas veikia šiandien, ką galima taikyti praktikoje šiandien, kas yra išbandyta, kas patikrinta yra. Surinkau šią medžiagą iš tikrųjų labai skrupulingai jums ir šiandien aš jums ją visą pateiksiu. Taigi rekrutingas, naujų komandos narių ir partnerių paieška šiandien, kaip tai daroma ir kaip tai veikia. Taigi, prieš publikuojant kiekvieną publikaciją socialinėme tinkle reikia pagalvoti, ką tai duos. Jeigu jums socialinis tinklas yra verslo instrumentas, tai yra jūsų verslo auginimo instrumentas, kiekvieną kartą kažką tai publikuojant, reikia pagalvoti, kur tai nuves. Tai bus, kiek tai duos man dividendų. Apie tai aš kalbėjau pirmam mūsų video, apie top mąstymą. Jeigu jūs jo nematėte, būtinai pasižiūrėkite. Ten buvo kalbama, kad
Topas visada masto vat, tokių gražos principų. Tai yra, padariau publikaciją, testuoju be abejo publikaciją, nėra taip, kad jinai ten duos iš karto. Kiekvienas tinkinį rinkodarą reikia žiūrėti taip, kaip padidinti šansus turėti sėkmę, o ne, kad vat garantuotai aš čia turėsiu, taip nebūna. Taigi, ką perka žmonės? Žmonės perka ne jūsų gražius vaizdelius ten ar kažką tai, ar jūsų kažkokį ten, nežinau, egoistinius postus, egoistinių kontekstų, kur jūs ten kažką tai labai norite iš savęs parodyti, pademonstruoti. Žmonės perka savo asmeninių problemų sprendimus. Tai yra, jeigu jūs rodote produktą, jūs turite rodyti, kas yra už to produkto pakuotės. Kiek tai yra, ko ten yra. Jeigu jūs rodote save arba kažkokią tai savo gyvenimo stilių, jūs rodote ir tai per asmeninės transformacijos prizmę. Pakeičiau, buvo, yra dabar, gyvenimo stilius, būdas, kvietimas galbūt, kvietimas parodyti, gal ir tu norėtum taip ir panašiai. Tai yra pers problemų sprendimas. Žmonės, mes esame tokios būtybės, kuriuom iš tikrųjų neįdomu ten, įdomu pravertos duris, bet įdomu pravertos duris vien tik tai todėl pasižiūrėti, ko aš neturiu pats. Tai yra problemų sprendimas, tai yra tai, ką perka žmonės. Tai yra visada rodykite, kas yra už jūsų paslaugos ar už jūsų produkto pakuotės. Asmeninė informacija, pozityvios emocijos, tai yra linksma gyvenimo būdas, kelionės, kiti dalykai, kuriuose yra pozityvas, kurios duoda tai, ko dabar šiomis dienomis pakankamai trūksta, kito gyvenimo vizija. Tai yra parodymas, kad na, Žemė nėra ir apvaliai, jinai nėra plokščia ir net 3 banginių, kad už horizonto irgi yra kažkas tai, kad yra darbas ne nuo 8 iki 17 valandos, 8 valandas, kad yra ofisas gali būti net tarp tokių baltų sienų, kurias manote už mano nugaros, bet gali būti ir laukia ir kažkur tai kitur. Tai yra vat 4 dalykai, kuriuos perka žmonės, kuriuos aš savo atradęs ir kuriais noriu pasidalinti, tai yra problemų sprendimas, tai yra problema, kokią problemą gali spręsti žmogus su jūsų publikacija, su jūsų kažkokia informacija ar kažkuo. Asmeninė transformacija, pozityvios emocijos, kita gyvenimo vizija ir kokybė. Kaip dažnai ir tai reikia daryti ir kokiu periodiškumu. Ir čia aš pasiremiu, surinkau informaciją iš įvairių rekomendacijų, be abejo, aš pats tai naudoju. Ir patikėkite, mes visada įvertiname, neįvertiname to, ką mes galime padaryti per pusmetį ir 12 mėnesių ir visada pervertiname tai, ką mes galime padaryti per savaitę ar mėnesį. Todėl tai yra labai labai svarbu, man tekia matyti daugelį komandos narių, kurie na, tiesiog pamatė, padarė, savaitę laiko paforsavo save, po to pasakė, niekas čia nebeveikia. Tai planuoti veiklą reikia bent pusmečių, minimum geriausiai metams. Pradėti galima be abejo ne nuo tų skaičių, kuriuos jūs čia matote. Pradėti galima nuo mažesnių skaičių ir pasiekti juos iki norimo lygio. Be abejo, istorijos. Istorijos tai yra tai, ką žmonės mato ir žiūri, ir tai, kas yra įdomu. Ir tai turėtų būti 2-4 istorijos dienoje, todėl kad jeigu tų istorijų bus ten 10, 15, 20, tai pirmoji bus labai daug, po to mažiau, 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 o ten jau nuo 6-7 turbūt jau liks 5 procentai, kas buvo pirmoje. Todėl 2-4 yra pats optimaliausias derinys. Ir jas reikia įprasti dėti pastoviai. Tai yra generuoti, dėti pastoviai, žiūrėti, ką deda galbūt jūsų lyderiai, žiūrėti, kas yra aplinkoje, galbūt jos generuoti dirbtino intelekto pagalba. Tai galiu pasakyti, tai yra raumuo, tai yra įprotis, kurį jūs išsiugdote ir vėliau jūs tiesiog nejaučiate, kai jas dedate. Geriausia jas dėti 3 kartus dienoje, vieną kartą rytą, vieną kartą per pietus, vieną kartą vakare, todėl kad jos na, yra iš tikrųjų dingsta po 24 valandų. Tai vat, istorijos tai yra tai, kas yra generuoja, kas kviečia. Be abejo, kiekvienas istorijų ciklas turi turėti, kaip ir pirmoji pradžioje, problemų vienokį ir kitokį sprendimą, gyvenimo būdo demonstravimą, transformaciją asmeninę, ar tai, kas gali būti žmogui naudinga. Reelsai klipai buvo vienu metu labai didelis, turėjo apimtis, dabar taip pat rodomi daugiau negu tiesiog postai arba paprastos žinutės. Ir taip tai turėtų būti bent 2 per savaitę, dar geriau tai gali būti,
gali būti pradžioje, kol jūs augate ir auginate savo auditoriją kasdieną. Jeigu tai jūs rimtai žiūrite ir turite biudžetą, būtų gerai, kad jame būtų tekstas, nes žmonės kalbančią galvą, nebent tai yra, na, iš tikrųjų kažkokia aktuali informacija, retai kada jungia garsą, dabar apskritai begarsis režimas pas visus yra ir todėl pasamdyti ar uždėti tekstus pačiam su viena ar kita programa tai yra labai labai svarbu ir jų apimtis yra visada didesnė negu paprastų postų. Žinutės karuselės, Instagram'e ypatingai, tai yra tai, kas yra žiūrima, kas yra išsaugoma, žmonių dalinamasi. Tai yra vėlgi problemų sprendimas, galima tekstą sudėti su Canva, kita programa kažkokia tai, ar tiesiog sumontuoti kažkokiu tai redaktorių nuotraukos ir ant jų galima dėti tekstus, kviesti vėliau, aš kaip parodysiu, piltuvėlius, kažkur tai toliau reaguoti vienaip ar kitaip žmonės. Idėjas visada kaip galima pereiti, apie ką aš pirmą mūsų video kalbėjau, tai yra pasižiūrėti, ką daro kiti, pasižiūrėti, ką daro jūsų kažkokie stebimi žmonės ir padaryti tiesiog savo. Tai nebus plagiatas, tai bus idėja, paėmimas idėjų iš 3-4 autorių, sukonstravimas kažką savo. Jeigu jūs pastoviai seksite ir rasite žmonės naujus kažkokius, tai kuriuos jūs sekate, jūs tiesiog turėsite idėjų srautą nenutrūkstamą tiek storiams, tiek reelsams, tiek žinutėms, karuselėms, tiek tiesioginiams eteriams. Ir tiesioginiai eteriai, kuriuos labai rodo socialiniai tinklai, ypatingai plačiai rodo, ir juos bent į mėnesį 1, 2, geriau 3 rekomenduojama daryti, todėl kad jie labai stipriai išplečia auditoriją, jie pademonstruoja įvairiausius, jie parodomi net tiem, kurių kito konteksto nerodoma yra, pas jūs ateina net kiti, kurie nežiūri apskritai nieko, ir jeigu jūs norite uždėti kažkokį tai akcentą, apie kažką tai užtvirtinti, pakalbėti, papasakoti, tai tiesioginis eteris yra tai, kas stipriai parodys jūs, išplės jūsų auditoriją. Taigi istoriai, reelsai, žinutės, tiesioginiai eteriai ir tai daroma pastoviai. Suplanuoti tokį kontentą reikėtų bent pusmečių į priekį, turėti kalendorių, dar geriau kasdieninių veiksmų, kuriuos jūs turite daryti kiekvieną dieną tam, kad nesigautų audringos veiklos imitavimas, ten jūs padarysite 1-2 storiukus per savaitę, sakysite, aš sėdėjau, niekam čia neįdomu ir tai bus aišku juokinga, bet jūs matot, mūsų logika, jinai neatskiria realybės jinai neatskiria realių dalykų nuo išgalvotų, tai yra fantazijų. Jeigu jūs apie tai daug galvojat, mūsų logika yra vienas ir tas pats, o jūs to net nepadaręs nebuvo. Todėl žymėti savo kasdienius veiksmus, tai yra tai, ką reikia iš principo daryti pastoviai. Piltuvėlis iš Instagram apskritai yra tas socialinis tinklas, kuris šiuo metu yra ypatingai populiarus. Tačiau be abejo, jūs prieš renkantis vieną ar kitą tinklą, pradėti visada, jeigu pradedate nuo vieno, po to galite tas pačias publikacijas dėti per keletą socialinių tinklų, ką jūs pasirenkate, nuo ko jūs pradedate, ten ir pradėti komunikuoti, vėliau plėsti. Ir čia, pavyzdžiui, kasdieną Instagramas, jūs dabar galite matyti, jeigu pasižiūrėsite, tos žmonės, kuriuos jūs sekat, patinkat, tai video medžiaga reelsai yra ypatingai populiaru ir, tarkim, 25 reels per mėnesį, pirmus 3, kaip pavyzdžiui, jums gali duoti didelę auditoriją ir didelį auditorijos apiplėtimą. Kas tenai gali būti? Virusiniai trumpi reelsai, kuriuose yra reaguojama į vieną ar kitą problemą, į gyvenimo būdą, kažkokią tai galbūt linksmą kontentą, kuris irgi yra sekamas. Tada tai gali būti 4 perpilimai į Telegram. Ką tai reiškia? Tai yra kvietimas veikti. Parašyk man žinutę, gauk pakvietimą į ką nors tenai. Parašyk man žinutę, gauk pakvietimą ir taip toliau. Tai yra, ir aš visada sakau, kad iš messengerių vienas geriausių yra Telegram dėl savo funkcijų, dėl savo komunikacijos galimybių, kur jūs vėliau jau komunikuojate su savo ta auditorija, kuriam jūs įdomus, kuriam jūs tikot, ir toliau vyksta procesas iki tol, kol jis taps jūsų partneriu arba jūsų klientų. Tai yra perpilimas į Telegram kanalus, tai yra kvietimas veikti, kvietimas
gauti vienokią ar kitokią naudą, tai be abejo, jinai turi būti nauda ir jinai turi būti rimta nauda, tai yra tai, kas yra kažkokiu periodu nepastoviai turi būti daroma kiekvienam socialinėme tinkle. Vėliau parduodančios žinutės su kvietimu gali būti, tai vėlgi tai, kas sugeneravus tam tikrą žiūrovų dalyvių skaičių, turi būti vienaip ar kitaip su jais sąveikaujama ir vėlgi perpiliama verčiama į pardavimus arba kviečiama į telegramą. Rilsai generuoja iš tikrųjų daug daugiau negu žinutės ir vat būtent tokius Reels ciklą, mėnesio Reels ciklą reikia planuoti, kas kokiu periodu jūs dėsite, pavyzdžiui, pažintinius, ekspertinius, apie tai aš dar pakalbėsiu, ir vėliau agitacijas perpilimą į telegramą, kvietimą į ką nors arba parduodančios žinutės su kvietimu. Piltuvėliai, analogiškai piltuvėliai iš Facebook, tai yra, jeigu mes darom 30 publikacijų per mėnesį, jūs gali atrodyti būtent va taip, tai yra naudingos, ekspertiškos, tai yra informacija, kuri iš tikrųjų yra naudinga, nemenama, nesugeneruota 100% dirbtino intelekto. Dirbtiną intelektą tikrai galima naudoti ir aš kviečiu jį naudoti, tačiau ten visada dalis turi būti jūsų įdėta, jūsų energijos, priešingų atveju dabar tokių ekspertiškų kabutėse patarimų yra labai labai daug, socialinių, jie labai iš karto matosi, nesiskaito, yra visiškai negyvi ir tą reikia visada dirbtino intelekto turinį, reikia visada perrašyti, perleisti per save, kad įdėti į jį kažkiek tai tos vienos ar kitos sielos. Tai yra, kas antra žinutė, 15 dienų turėtų būti ekspertiška, tai gali būti video, žmonės mažai skaito dabar tekstus, jie gal žiūri daugiau reelsus, Facebook'e irgi reelsus galima daryti ir tai turi būti tai, ką žmonėms tikrai bus įdomu, ką žmonės sąveikausite su jais, jums bus įdomu. Gali būti, kaip jau 5 šeimos foto, toks sakinys šeimos foto, tai yra tiesiog linksmo kontento gyvenimo būdo, jūs šiek tiek pravertas buto durys, namo durys tam, kad pasižiūrėtų, kas jūs toks, koks jūs vaisius, iš ko jūs padarytas ir tai irgi visada yra įdomu, tai labai labai pagyvina viską, kas yra publikuojama socialinėme tinkle. Ir be abejo, perkelimai į telegramą, kvietimas pasidalinti vieną ar kitą medžiagą už tai, kad žmogus ateis į jūsų Telegram kanalą, bet vėliau be abejo jūs Telegram kanalą toliau su juo dirbsite, duosite jam unikalų kontentą, po kurio jisai tikėtina priims sprendimą prisijungti per jūsų komandos. Tai vat, tokiam rakte gali būti daromas publikacijos Facebook'e ir, kaip minėjau pradžioje, kiekvieną publikaciją derant visada reikia turėti aiškų planą ir žinoti, kodėl aš tai darau ir be abejo dar geriau suplanuoti bent jau 30 dienų mėnesio į priekį jūsų publikacijas. Tų publikacijų pagrindų galima daryti storius taip pat, nes žmogus pamatė storį, jam ne visada rodo jūsų publikaciją, jisai ateis pasižiūrėti jūsų žinutės, vėliau Facebook algoritmai pradės jums jį daugiau mesti ir jūs daugiau ją mesti ir jisai, tikėtina taps jūsų pastovus žiūrovas arba pastovus lankytojas. 10 idėjų žinutėms galite tiesiog sustabdyti, nusifotografuoti tam, kad turėti pastoviai, kaip minėjau, užtenka stebėti vieną ar kitą žmogų, žiūrėti vieną kitą žmogų, turėti, pavyzdžiui, 4-5 jums įdomius žmonės ir jūs niekada nepritrūksite idėjų, dėl to, kad toks gausis jau socialinis ratas, tie žmonės dar iš kažkur jums idėjų jūs visada. Tačiau jeigu norite kažką tai savo originalaus visiškai sukurti, pasižiūrėkite į šitas idėjas ir čia gal rasite kažką tai savo. Parodyti vieną savo gyvenimo dieną, tiesiog pafilmuoti kas valandą kažką, tai vėliau sudėti į karuselę, 10, 20, 30 žingsnių pasiekti, čia klaida, jeigu idealiai padaryti ką nors, įdomus yra 5-70 požiūrį, kad jums nepavyks ar jam nepavyks, tai vėlgi toks turinys, kuris spręs gali vieno ar kito žmogaus kažkokį tai klausimą. Senas, naujas būdas pasiekti sėkmę gyvenime versle, tai yra kažkas tai, kas galbūt buvo seniau, kas yra dabar. Ir apskritai apie tai, ką aš dabar sakau, tai jūs turbūt kiekviename žinutės karuselėje galite rasti bent vieną iš šitų idėjų, apie kurias aš čia dabar rašau. Visa teisybė apie sėkmę,
klaidos pakeliui į tikslą, kaip man pavyko. Virusinis memas tai gali būti kažkoks tai, kažkokia tai žinutė ir video, kuris turi virusinio pagrindo, tai yra tuo metu yra kažkokios visuomenės žmonių grupės problema ar problemos sprendimo galbūt būdas. Komentarų prašymas pakomentuoti rinkinį, tai yra koks tavo nuomonė, kad sąveikauti, o kaip galvoji tu ir taip toliau. Ir be abejo, komunikuojant reikėtų atsiminti, kad su savo auditorija reikia bendrauti iš trijų pusių. Tai yra pirma, tai yra jūsų žinutė bendrauja, galbūt kažkas ateis per kažkokią nuorodą pas jūsų Telegram kanalą. Antra, tai yra, kai jūs kviečiate veikti, tai yra vat, parašyk, padėk pliusą, parašyk kursas, gauk, kai mano atveju kursą, ir be abejo tas kursas turi, jeigu jūs to dalinatės, būti unikalus ir bet geresnis negu komercinis būtų, todėl kad taip tik tai tada tai veikia ir tik tai gali pasiekti tikslą, nes tuos nemokamus dalykus, kurie yra duodami, jie jokių būdų negali būti sugeneruoti kažkokiu dirbtiniu intelektu ar dar kažkas padaryta, tai turi būti labai aiškus, labai naudingas tiek, kad kaip komercinis, o gal net daugiau kontekstas, turėkite tai omenyje. Ir trečia pusė tai yra sąveikavimas su jūsų žinutėmis. Ir žinutėse aš tai ne kartą šiandien kartosiu, tai yra labai labai svarbu. Tai yra rašau tau todėl, kad tu sureagavai, rašau tau todėl, atsiminkite, tai yra labai gerai veikia, nes jeigu tu rašai žmogui kažkokią šabloninę žinutę, tai yra daugumoje atveju tai neveikia. Taigi komentarų prašymas, komunikavimas su jūsų auditorija yra labai labai svarbi dalis ir be jos niekur jūs, jeigu laukti tik tai žinučių, niekur palei jūs čia nenueisite. Ką publikuoti Instagrame, Reelsam, tai yra citatos, asmeniniai pasiekimai, karuselės, iki po, trendai, bet trendai gali būti, tai yra kas tuo metu populiaru, bet jūsų trendai, per jūsų prizmę, ne tai, kad ten ieškote kažkokių tai pasaulinių galbūt, kalbanti galva, apžvalgos, atsakymai į klausimų gyvenimo diena. Tai yra temos, kurios, na, iš tikrųjų visada yra aktualios ir vėlgi, dar kartą kartoju, jeigu reikia temos, reikia idėjos, reikia scenarijaus, bet šitus dalykus galite eiti į ChatGPT, parašyti, jis jums išmeš, sugeneruos ir parašys. Be abejo, jūs tai turite perrašyti, be abejo, turite perleisti per save ir be abejo, pats turite įgarsinti, jeigu tai yra Reelsas. Nes priešingų atveju tai bus, na, iš tikrųjų numiręs kažkoks tai nenaudoti paveikslėlių, ten kažkokių dirbtino intelekto sugeneruotų video, kurios galbūt kažkada ir veikia, mano akim žiūrint dabar, tai tikrai, jeigu ir veikia, tai labai labai silpnai. Ką publikuoti Instagrame? Čeklistai, karuselės, tai yra įvairiausi atsakymai, problemų sprendimai, klausimynai, karuselės Instagrame labai veikia. Naudingi sąrašai, vėlgi su naudinga, aktualia, turininga informacija, kurią galite surasti vėlgi kažką tai sekdamas, jei pasižiūrėt, pergeneruoti ir perrašyti su dirbtiniu intelektu, po to dar perleisti per save. Naudingi sąrašai, instrukcijos, foto parinktis, strategijos, schemos, keisai su fotoprodukcija, jūsų produkcija. Tai yra vėlgi buteliukai, tai jeigu buteliukai, tai bent jau su jumis kažkuri nuotrauka, nes tik buteliukai, ypatingai dar jeigu tai ne jūsų nuotraukos yra, tai veikia labai ir labai, labai prastai. Strategijos, schemos, kurios sprendžia vieną ar kitą žmogaus problemą arba klausimą, instrukcijos, lygiai tas pats, atsiminkite, pirmą mūsų skaidrę, tai yra žmonės perka visada tai, kas sprendžia jų vieną kitą problemą arba vieną kitą klausimą. Jeigu tai kalbama tik apie jūs ir tik apie kažkokią, nežinau, kažką tai, kas įdomu tik tai jums, tai iš tikrųjų tokia žinutė turės mažai naudos ir tikėtina, jinai nebus labai labai efektyvi. Instagram'e story, anonsai, jūsų vienas ar kitokios anonsai apie jūsų verslą, gyvenimo būdą, pokyčius, kas sprendžia vieną ar kitą problemą, jeigu jūs tokį dalyką komentuojate ir darote. Klausimai, atsakymai, apklausos, užkulisiai, vienokios ar kitokios jūsų gyvenimo užkulisiai, kur jūs per pravertas duris kažką tai parodote, tai irgi yra aktualu ir labai dažnai tas tokia paslapties širma yra įdomu atsiliepimai, jeigu jūs esate produktinės ar paslaugų tiesioginių pardavimų bendrovės partneris, visada labai gerai veikia ir juos tikrai reikia išnaudoti. Apšildymas prieš kažką tai yra, bet už 2 dienų aš anonsuosiu, paleisiu vieną ar kitą projektą ar dar kažką tai, ar kažkokią tai maratoną, ar
ten lieknėjimo kažkokį tai savaitę ar dar kažką, tai gyvenimo stilius, tai yra kelionės, tai yra jūsų lifestyle, kuris, na, kiekvienas žmogus yra unikalus ir įdomus ir tai galima naudoti, kaip ir minėjau, galima tiesiog sekti vieną ar kitą žmogų ir paimti iš keleto žmonių idėjas ir perleidus per save tai padaryti ir tai sugeneruoti. Piltuvėlis į verslą, kontentas, tai yra jeigu jūsų publikacijos, apie kurias aš minėjau aukščiau, komunikacija, tai jeigu jūs lauksite, kad jums kažkas parašys, to tikrai nebus. Tai yra, jūs turite rašyti, jeigu žmogaus yra reakcija, arba žmogaus nėra reakcijos, bet jis pastoviai stebi jūsų kontentą, jūs tiesiog parašote su klausimu, rašau tau todėl, kad. Rašau tau todėl, kad matau, kad tu domiesi mano informacija. Jeigu tau būtų įdomu sužinoti daugiau apie mano verslą, apie mano produktą, parašyk, atsiųsiu video arba padarysime Zoom, kurio metu tu gausi koncentruotą informaciją. Tai yra problemos sprendimas, tai yra kiti dalykai, kuri turi būti komunikacija. Be komunikacijos rašau tau kodėl, todėl kad tai nebeveikia arba veikia labai silpnai. Dabar jau to nebūna. Telegram kanalas tai yra, kur subėga viskas. Telegram kanale vyksta tolimesnė komunikacija su auditorija, apšildinimas, vat, būtent tų žinučių postų, apie kuriuos aš žodžiu kalbėjau, apie Telegram dar mes atskirai pakalbėsim. Ir kvietimas į verslą, jeigu yra vėlgi vyksta Telegram kanale reakcija kažkokia, tai arba žmogus aktyvus yra, arba jis pats jums parašo, arba jūs be abejo daugumoje atveju vėlgi žiūrite, reaguojate, bet tikrai neužverčiate ir neužpuolate tų žmonių, todėl kad, na, jie neturi jaustis, kad jų čia kaip kokia, nežinau, aptvare suvaryti tam, kad jūs na, nežinau, čia juos kažkokiu tai, nu, manipulacija kažkokia jaustus. Taigi, publikacijos Telegram jūsų kanaliai, kurį jūs pakviečiate, tai vėlgi komunikacija turėtų vykti kiekvieną dieną ir pardavimų turėtų būti iki 20%. 50% tai įvairios naudos, tai yra autorinis jūsų kontentas, ekspertinis kontentas, kiekvienas žmogus yra vienokia ar kitokia srityje ekspertas, tai mes turime rodyti, dalintis, darytis tai labai nuoširdžiai, priešingų atveju tai labai jaučiasi ir 30% gyvenimo būdas laisvalaikis ir 20% kvietimas veikti ir pardavimai. Tokiu atveju, tokiom proporcijom jom dirbu jau per 10 metų, tai jos tai veikia ir tai duoda rezultatą. Jeigu tik tai kažkur tai čia disbalansas bent pradžioje įvyksta, tai tikrai to rezultato nebus. Atsiminkite, 80% tai yra naudos, gyvenimo būdas, laisvalaikis ir tik 20% yra pardavimas. Ta taisyklė yra labai labai svarbi. Primenu, ką perka žmonės, problemų sprendimai, asmeninė transformacija, pozityvias emocijas, perka kitą gyvenimo viziją. Turėkime tai omenyje. Mes gražūs ir protingi, kad ir kiek mes tokie būtumėm, mažai kam esame įdomus, jeigu mes kalbėsime tik žiūrėdami į save ir tik žiūrėdami į savo vidinės problemas, arba tik žiūrėdami į kažkokias problemas negatyvą, dalindamiesi juo, niekam tai yra neįdomu. Įdomu tai, kas naudinga, kas sprendžia, kas transformuoja kitus, kas duoda kitiem pozityvės emocijas ir suteikia kito gyvenimo viziją. Užsirašyti, įsiraižyti tai ant sienos ir turėti tai pastoviai, žinoma, jeigu socialiniai tinklai jums yra verslas. Kas šiandien nedirba, spamas, tai yra įvairios spam žinutės, kurios jūs siuntinėjate, rodote, siunčiate šabloninį tekstą, tai dabar apskritai didelę atmetimo reakciją duoda. Kiekvieną kartą rašant, atsiminkit, pasižiūrėkite į žmogaus socialinį tinklą ir rašykite jam, rašau tau, todėl kad. Todėl, kad man patiko, kaip tu komunikuoji socialinėme tinkle, todėl aš tau rašau, taip toliau. Spamas visiškai neveikia. Laukimas žinučių srauto, kad jums parašys kažkas, nors jūs dedate iš tikrųjų ir žinutės, ir storiukus, ir visą kitą. Laukimas pastovus, kad jums kažkas čia parašys, dabar viską mes ir pradės su jumis komunikuoti. To tikrai nebus. Jums reikia eiti į priekį su žinute rašau tau, todėl, kad ir rašyti patiems, ieškoti tiems, kurie reaguoja, tiem, kurie nereaguoja, be jūs neveikia manipulacijos.
Aš, vat, tavo sponsorius yra neaktyvus, tai tu ateik pas mane, aš būsiu aktyvus ir tau pastatysiu. Žmogus atėjo, sulaukė dar 150 įvairiausių reikalavimų, kodėl, kaip iš čia ką čia turi daryti ir be abejo tokias manipulacijos ir panašios visiškai neveikia taip toliau. Reputacija tai yra tai, kas brangiausia tinklinėje rinkodaroje, saugokite ją. Garsus pažadai, uždirbsi milijoną per pirmą dieną arba dar kažkas panašiai, tai irgi neveikia. Pelenės istorijos be abejo jos visada veikia, tačiau tos tokios žuvalkiotos senos jau pelenės istorijos, kaip ten žmogus, nežinau, iš Mumbajaus lūšnyno per 3-2 dienas pasidarė šeichas, na, tai vėlgi tu su tuo nereikia perlenkti ir tuo nereikia piknaudžiauti. Kas veikia šiandien? Profesionalus požiūris. Tai be abejo, kiekvienas mes esame savo srities ekspertas. Kiekvieną dieną turėtume valandą dvi skirti mokymam, mokomiem mokymam. Aš kiekvieną mėnesį perku kažką tai naujo, mokinuosi, stebiu, tobulėju ir be abejo komunikuoju apie tai, perleidęs per savo prizmę, per savo asmeninę patirtį. Atsiminkite tik tai, kad kvepavimas tai yra įkvėpiai mokaisi, iškvėpi taikai. Asmeninė komunikacija tai yra ne dirbtino intelekto grinai bukai suformuotas tekstas, bet gali būti dirbtino intelekto suformuotas, bet jūsų perrašytas tekstas, į kurį sudėta atvirumo ir sąžinės trendas, tai yra vat, tie dalykai atvirai, sąžiningai, paprastai, žmogiškai, čia galima būtų taikyti žodį bendrauti. Herojaus kelias, beje, mano YouTube kanale yra apie tai kalbėta, Herojaus kelias, jo principų yra pastatyta praktiškai visi filmai, kinai parašyti, tai yra mokslinė, net moksliniai darbai apie tai yra parašyta, kam įdomu, galite pasižiūrėti. Ir yra tvirtos bendruomenės, tai yra bendraminčių bendruomenės. Tai nėra bendruomenės, kurias sieja, nežinau, paslauga ar produktas, jisai sieja, bet už kas va, sieja tai, kas yra už pakuotės produktų. Bet tai kuria tvirtas bendruomenės, tvirtus ryšius ir tai reikia visada turėti omenyje. Tinklinėje rinkodaroje tvirtas verslas tai yra bendraminčių bendruomenė ir tai reikia analizuoti, ją reikia siekti ir ją visada žinoti. Taigi, komunikacija iš trijų pusių, tai yra per kontentą, per kvietimą veikti, per žinutės. Kontentas, kvietimą ir žinutė, aš tau rašau todėl, kad turėkite visada tai omenyje. Taigi, toks šiandien dienos buvo antra pamoka. Trečia pamoka bus apie darbą komandoje. Aš manau, kad čia sudėjau ir supakavau į paprastą, aiškę formą tai, kas veikia dabar. Kaip tai daryti, kaip tai komunikuoti, taikyti dabar tik tai reikia. Raskite pirmą, ką reikėtų pasidaryti, tai yra be abejo rasti 3, 4, 5 žmonės, kurie jums yra įdomus, sekti jų komunikacijas ir iš jų daryti savo komunikaciją tuo principu, kurį matėte šiandien, va šiame video, kurį matėte šiame šio mini kurso video. Jeigu jūs tai naudosite bent 6 mėnesius, turėsite kalendorių, kiekvieną dieną tam tikrus veiksmus atliksite, patikėkite, tam nereikia labai daug laiko. Užtenka, aš manau, padaryti socialiniai komunikacijai net pačioje pradžioje, kai jūs dar nesate labai, ta jūsų raumuo nėra labai ištreniruotas, kuris tą daro, aš turiu omeny šitą raumenį, tai jums reikės iki valandos tam, kad keletą storiukų padaryti, gal reelsą padaryti, arba žinutę sugeneruoti ir perrašyti su dirbtiniu, pavyzdžiui, intelektu ir perrašyti po to pačiam. Tam nereikės iš tikrųjų labai daug laiko. Tai yra mūsų audringa veikla prasideda tada, kai mes 3-4 dienas padarom, po to sakom, čia neveikia niekas, o čia tikrai niekas neveikia per 3-4 dienas, reikia, kaip sakiau, bent jau pusmetį planuoti. Ir tokiu atveju tas pusmetis skirstosi paprastai į 3 etapus. Pirmame etape žmonės iš jūsų net šaiposi, juokiasi, kartais ką ten rodai, taip toliau. Antras etapas jūsų pradeda klausyti, trečias etapas iš jūsų pradeda pirkti. Paprastai kiekvienas iš tų 3 etapų turi 2-3 mėnesius. Tai va, planuokite taip savo veiklą socialinėje medijoje. Jeigu dar to trūksta, galima pereiti vieną ar kitą kursą, bet aš manau, kad šiame video visi pagrindiniai dalykai yra sudėti, lieka techninė pusė, kurią darymo būdu darant galima visada išmokti ir padaryti. Sėkmės jums visiems, komunikuokite nuoširdžiai, komunikuokite struktūriškai, suplanuokite mūsų veiklą kaip maratoną ir aš užtikrintas, kad jūs nepraeis laiko, gausite pirmus jau rezultatus.
Jeigu jums patiko šis video, parašykite vieną kitą komentarą, taikykite tai savo veikloje. Turėsime dar trečią video apie darbą su komanda. Linkiu jums visiems tiems, kas yra tinklinė rinkodara, kas nėra tinklinė rinkodara, labai linkiu jums ją atrasti, nes tai kai lakmuso popierėlis parodo, kiek jūs esate harmoninga asmenybė. Toks tas yra tinklinės rinkodaros verslas. Sėkmės.